Žiūrėk, ir čia, ir čia. O taip tiesiog ant parodos. Kaip eksponatai kokie, ne? Ir ta prasme, jų matas, kad čia daug žmonių perka tas pizzas ir jų gamina nežmogiškais kiekiais tų pizzų. Mes 2 gabaliukus pasiėmiau ir jaučiu, kad per daug buvo, galėjau vieną jiems. Tai turėjau įspūdžių tualete. Nueinu tūliką, atsistoju, žiūriu, nėra net kur nuleist vandens, nėra mygtuko. Sugalvoju, gal automatinis, gal automatiškai nusileis, stovu, laukiu, nieks nenusileidžia. O ten reikalas tai didelis padarytas tam tualete. Tai laukiu ir išsigandau, galvoju, negi čia dabar reikės išeiti ir palikti tą reikalą didelę klozetę. O paskui žiūriu, ant žemės mygtukas, parašyta, kad nuleist vandenį reikia priminti mygtuką ant žemės. Nu, tokia va sistema čia Italijoje. Gerai, kad jin dar pagavo, nes aš tai būčiau jau čia taip ir išėjęs. Tikrai nebūčiau supratęs, kad ant žemės gali būti mygtukas kažkoks. Ten yra lapelis toks priklijuotas, bet labai ne... Nu gerai, eisim dabar pasižiūrėsim, kaip tas miestas atrodo, kad funikulierium labai norėčiau nusileisti. Tu pažiūrėk. Ką čia užmatyti? Ir čia daugybė langų, va, tokių yra, kur tiesiog grotas ateini ir gali varvint seilę. Tai ką vidėti galima? Čia žmonėm kepa. Nežinau, einam pažiūrėsim. Čia kažkokia gatvelė, ne? Žiauriai busy. Bel kiek daug žmonių. Man reikia per visus nardyt. Turiu funikulierius grinai atsisėdom. Važiavo vaizdas. Labai gražiai tu čia atradai. Bet aš supratau, dėl ko tai prastai vertinta. Prastai vertinta? Nes padavėjas ne kažką. Vėl labai nedraugiškas padavėjas. Nu, labai graži diena. Graži ta Italija, bet grįžkime į kelionės pradžią. Portugalija. Nu, gražu. Žiūrėk, kaip sugalvojau. Kas kart, kai atvažiuosim į skirtingas lokacijas, jiems kitas žmogus kamerą. Tai dabar aš visą laiką kamerą turėjau, tai dabar kitai lokacijai tu turėsi kamerą, kad neatsipausis filmuoti. Ir gausis vlogas kažkoks tai. Gerai? O prekybcentriai skaitas? Prekybcentriai, aš įdomu, ar galima filmuoti? Ne, tai iš tikrųjų, tai juk dabar tavo eilė, jeigu mes dabar važiuojam su prekybcentriai, bus tavo eilė, tai nori filmuoti, tai galėsi filmuoti. Va toks vaizdas pro langą pas mumis. Nu, tam bišk debesiukai, ne kažką. Bet dabar šiaip turėjo lyt lietus, o va visas rytas gražus yra, bišk dar giedrėjasi, viską. Tai kaip ir visai faini, aš pabandysiu dar priartinęs pafilmuoti. Ten matosi va ramusis Atlanto vandenynas. Vakare yra planas važiuoti į Lagos. O dabar planas nuo 10 valandos yra nueit, kur nors į barą ir prisigert nuo ryto. Aš nežinau, kas jie yra, mes pusryčius valgiam ir jie ten tokias bandelės keistas buvo. Man atrodo, gal jie susisuko biškį šavarotai. Nu tai viskas, atsisveikinam. Su šito vaizdu. Neverk. Man gaila, pažiūrėk kaip aš. Kitur bus dar gražiau. Ne, šiaip nebelabai bus Lagose. Centre būsim, toli bus jūra, nebematysim, man atrodo, jau nuo viešbučio jūros. Nu, bet gal netyčia per kokį kraštelį pamatysim. Mes paliekam namus. Iš šaldytuvo viską paėmėm. Jogurtą, ar ne? Nėra jogurtų. Nieko nepalikom. Tai va, labai gerai. Čia pafilmuok, kad nieko nepalikom. Nieko nepalikom. Nieko, kas mūsų būtų. Gerai, viskas. Nėra ką pavogti. Aš jau pavogiau du šitos kūno kremus. Nieko. No problem. Bom dia. Ok.
You have to pay 4 euros for the towel. One of them. Thank you very much. Okay, thank you. See you next year. Bye-bye. Next time. Bye-bye. Bye. Pafilmuok, pažiūrėk, filmuoja? Filmuoju tave. Pasižiūrėk, koks receptionas gražus. Parodyk, žiūrėk, aš galiu praeiti per raudoną kilimą. Nu. Sutapkėm per raudoną kilimą. Sutapkėm negerai? Gerai, nesimsiu. O dėl ko aš nusėmiau tapkės? Kodėl negerai sutapkėm? O kaip tu dabar prieš šlapę kilimą pasom? Važiuojam greičiau į paplūdimį. Sakai, man duosi vairuoti šiandien. Ai, ir tai nori? Gerai. Bet tada aš muziką reguliuosiu. Paleisiu Arianą Grande. Ne, tada gal aš nevairuosiu. Ne, tai tu rinkis, arba tu vairuoji, bet klausai šūdnas muzikos, labai puikios muzikos, arba aš vairuoju ir klausom kokias jau tu nori, ten dainelės, ten telebimbam ir taip toliau. Jo. Gerai, tai susimatysim tikriausiai gal jau paplūdimy kažkur, ne? Kiekvieną katinėlę paglosti tau reikia, ne? Aišku. Nu žiūrėk, va čia va tie rankšluosčiai kažkokie tai va. Čia už kampo turėtų būti labai gražus vaizdas. Tu nelabai matei, nes vairavai. Bet žiūrėk dabar. Bam. Žiūrėk, laiptai važinėjantis link paplūdimio, matai? Važinėjantis link paplūdimio laiptai. Mhm. O juk tu bangos važiuok, kaip dušta, kas didelas. Tai va, pratęsiant, Tadas sakė, kad aš savo malonumui sukeliu konfliktinės situacijas, nes man patinka labai pyktis, man labai patinka ginčytis, aš tiesiog suplanuoju taip ir padarau. Žiūrėk, tai aš dabar visų pirma. Einam, mes paplūdimio, jinai sugalvojo, nori eiti per kažkokius akmenis. Jinai savo batukus nešasi viskas, daugiau nieko. Aš nešu šitą štatyvą sušiktą, nešu kuprinę, nešu savo sunkius batus ir aš seku paskui ją. Ir jinai užlipa tom akmenim ir žiūri mane ir laukia, kol aš susižeisiu, nes taip aišku, kad aš neužlipsiu. Kad man reikia bent jau rankas piškti. Aš tai galvojau, kad užlipsi ir galėjai paprašyti, kad daiktus palaikyčiau, nežinau. Nu ir ko pasakoje? Ko pasakoje? Aš susižydžiau pirštą. Susižydžiau, tai gerai, kad nedaug, kad nereikės ligoninės. Džiaugtis to. Ne taip, Nieko tokio, turim draudimą už 12 eurų. Apmokės viską. Kompensa. Užuodas visas nuplėštas dabar man. Nu va, 4 atostogų diena, kaip nuotaika sudelė. Nu kaip, pusiau. Pusiau tokias, biškis susirga dėlė nuo šito, nuo kandiškės, ne? Ne, gal labiau nuo Portugalijos vėja. Nuo Portugalijos. O, čia kas čia toks yra? Kojotas? Papasakok, kas tau nuotaiką gadina dienom. Labiausiai, tai paskutiniam dienom, tai labiausiai nuotaiką gadina Tadas. Čia jau gali nemeluot. Nu taip, kai būna, kai žinai, kaip toks nuostabus vaikinas, jisai kartais ir nervuot labai sugeba, žinai. Nu, antroji vietoje tai dėl to, kad gerklė labai skauda. Gerklė skauda? Tikriausiai labiausiai per visą gyvenimą. Rimtai, nuo portugališko vėjelio. Atsiminsiu Portugalijos kelionę. Koks baisus paplūdimys. Matai? Sako Adėlė, ko tu nefilmuoji? Filmuoji? Pažiūrėk, kaip gražu. Noriu foto, bet iš ten. Kad matytųsi tie. Gerai. Ne portretą, kad matytųsi kalnai. Tai Niekada portretė labiausiai Bet matau. kad nebliūrė būtų. Tai Kad būtų semi-fokus. Gerai? Na, gražu, žinau. Bet kad matytųsi tada daugiau, o ne. Ta mergina mane. Tas stora? Tas nėra gal jinai stora. Ar stora? Tai gal tada ir su jai draugauk, jeigu nestora, ką? Ne, man patinka storas.
Nekauja. Paprastai. Gražu? Bet ta pusė labai faina. Palauk, kur tu bėgi. Žiūrėk, aš noriu va ten nuotraukas. Pažiūrėk, į apačią pafilmuok. Noriu va ten nuotraukas, kad tas plikas dėdė su kamera fotkina savo draugus. Noriu ir aš ten. Nulipsi tu ten? Su tapkiam varai kalbas jisai. Labai patogu, tarp kitko. Labai. Tik patogiau negu su Labai Air pavojinga Force'ais. šiaip. Labai patogiau negu su Air Force. Žiūrėk, nepraeisim. Ai, praeisim. Lyst reikės. Duok, palaikysi kamerą. Offroadas. Nu va, nusileidom. Šiaip žinok, čia labai graži nuotrauka gautųsi. Nu va, atvykom į Lagos. Pirmas dalykas buvo nuvaryt, susirast tūliką, bet tūlikai užkimšti popieriais ir apmyšti, primyšti, tai čia, nu, nieko naujo, bet už tai vaizdas tai labai gražus. Ko tu nori? Ko tu bijai? Ten aukštai labai. Tai nieks tau nelieka, šok. Tai man Nu, papasakok. Va čia va, nuo ten iki ten buvo prekybos centras. Ir jisai ant tiek buvo populiarus, žmonės ant tiek ėjo, kad jisai pradėjo trupėti. Nuo tų žingsnių visų. Ir čia sako, tipo, va, iš kur ten, kaip ten vanduo, ten čiurkliana, ten matai, va, tenais, ten prekės. Ir čia vadindavosi prekybos centras šitas Lagolandas. Lagolandas vadindavosi. Čia ką tik sugalvoja, ne? Ne, čia taip rašė. Žodžiu. Klausyt tada, tai tas pats, kas klausyt P0. Gražu yra. Gražu, kai tas Negražu, aš filmuosiu video tiesiog. Šuniekai. Gal užlipam ten? Nu, labai baisu. Ne, dabar jau kažkaip aplinkai nėra. Galim šiaip užlipti ten. Labai gražus vaizdas, jaučiu būtų ir nuotraukas. Tai galim nulipti į apačią ir tada... Tada grįžtant? Atgal tada ten. Vis tiek reikės atgal užlipti. Senėse per tenai. Nu ką, nu labai gražu. Labai status laiptai. Dar kai reikia filmuoti viską. Ten, man atrodo, ten padaryta maudytis yra. Matai, žiūrėk, yra pažymėta, iki kur galima plaukti. Parodyk, žiūrėk, su kamera. Filmuoji dabar? Va, tai pažymėta, skudėlis, iki kur plaukti galima. Ir ten va yra dirbęs, ją pačią nuleistas kaip užlyp, tipo. O, lipo po. Bet tam asmenys vienas kažkur siekia metai. Visi po vieną. Foto. Jeigu čia girdis kažkas, nes čia per fondas taip esi. Nu. Kaip gražu. Daug kažką rekonfirmuosiu.
Nu ir kaip tau? Nu, baisoka visai. Va, iš čia ten atėjom. Tos laiptukais leidom žemyn. Čia bandom užkopti kažkokį tai viršūnę šito viso rifo. Blemba, vaizdas tai neblogas. Ir baisoka biškė. Baisu ant kažkokią netokią akmens padėt koją. Ir nenusidardėt kažkaip reikia. Vau, O, vau. čia tai labai gražu. O, vau. O, vau. Nesizduoju, kaip mano širdis plaka. Žiauriai stipriai širdis plaka. Dėl ko? Dėl kopimo ar dėl... Dėl to, kad bijau. Ar dėl baisumo? Bijau, žinok, aš labai negaliu, tas aukštis mane žudo. Žiauriai bijau aukščio. Nieko reikia įveikti savo baimės. Net aš nieko kito daugiau nebijau, tik aukščio. Tai reikia turėti baimę irgi. Ai, o tai koks tu X naudoji? Ne joks X. Bet netelpi tiesiog į kadrą visas. Kai bežionė karstytis reikia visur, būtinai. Ir dar sako, bijau, aš aukštė. Ką sakai? Ką? Kas kai? Sakau, labai čia fainai, gražu. Daugiausiai britų. Girdžiu labai daug angliškai. Ne šiaip angliškai, bet su tuo excuse me brother, excuse me mate. Visą supranti, ką turiu omeny. Tai ką rytoj veiksim? Rytoj šiaip svarbiausias dalykas, dabar grįšim namo. Dar reiks tik aparatūros pasiimt kažką pusryčiam pasidaryt. Grįšim namo, nufilmuosim, pasakysim žmonėm, kas čia žiūrės, šitą nieks nežiūrės, tiesiog savo pasisakysim, koks planas rytojaus. Pasižiūrėsim laiveliai kada plaukia rytoj, ar išvis plaukia, jeigu ne rytoj, gal tada poryt tikrai laiveliai, jeigu rytoj laiveliai neplauks, tada gal su kokiais keturračiais arba bagiais galėsim prasilėkti. Gal net į Vyninį reiks pasižiūrėti, gal užsibūkit išeis. Nu, žodžiu, rytoj kažką įdomaus nuveiksim. Vieną iš šitų trijų. Arba su bagiais, arba su laiveliu, delfinų pasižiūrėti, arba tada į Vyninę padegustuoti vyno. Tai... Nu, bent jau vieną iš šitų norėčiau rytoj atlikti. Nusileidom, tai saulė, kol mes buvom ten apačioj nulypę, visiškai nusileido, nes jinai buvo maždaug va kur tas lėktuvas, taip? Ne, nematau. Nu, maždaug jinai buvo koks, taip per sprindį, per pirštą paims, o tokiam aukštį buvo per valandą laiką visiškai nusileido. Net ne per valandą, kiek vas laiko? 20 minučių. Dėl to sakau, neapsimoka vakare, tipo kažką gaišt laiko, geriausia atsikelia anksti. Ir važiuoji tada visur kažkur kažką pamatyti, nes va, 6 valandas jau viskas, saulės nebėra, praktiškai tamsu. Ne tamsu, tai gal kaip tik nekaitina ir... Nu, tai tada... Na, aišku, nuotraukos jau nebe tokios gražios. Tai nieko nebepamatysi. Ne, tai dabar jau dar gali pamatyti, va, kaip gražu. Ne, tai 6 valandą. Palauk dar kokias tai. Nu, ruošiamės miegui? Paduko prašymų ruošiamės į indišką restoraną varyti. Tai taip varysi? Aš man jaudai. Tiesiog su tingiam ir labai rengtis, tai nusprendėm su chalatais eiti iki indišką restoraną. Jis man atrodo netoli yra. Tai einam. Einam. Jis visą dieną buvo atidarytas. A, ir tu nepastebėjai. Jis visą dieną buvo atidarytas ir aš dabar gal čia jau į balkoną ir įsipisau. Bet tik pažiūrėt, ar garsas nedingo. Gerai, dar naktį nefilmavom nieko. Šiaip visai gerai matosi.
Čia va mūsų baseiniukas. Eik tu tiesiai, kad būtų ką filmuoti. Tu aš pirmin filmuoju, tu atgal filmuosi, gerai? Gerai. Automatinės duris. Jo. Va Kas toks kart va- lygis yra viešbučio. Nu dabar, Nuo viešbučio iki restorano kokie 1,5 minutės peškom. nu tai, kam rengtis? Kam Kam rengtis? rengtis, tamsa džinsus, dėtis kažkokią tai bliuską? What? Nu, Kam čia reikia? O, ką čia? Restoranas. kur, čia tipo jau yra tiem, ten kur šviečia? Mhm. Kas čia toks išsipuošęs? Trauk ant gatvės mane. Su haračiais. Man atrodo, tai tą mašiną nutrauks. Niekas čia nenutrauks, o pažiūrėk. Žiūrėk, ten yra ir kinietiškas prie pat restoranas. Bet nieks nekreipė dėmesį, kad čia taip vaikštam, atrodo, Tai sakai, žiūrėjo. nu taip žiūrėjo, bet toks, žinai, kaip ateip visada žmonės žiūri, Į pasižiūri. mus, ne? Nu. Baseinė maudėmės. Dabar grįžom iš saunos. Ir tas baseinas šiaip šaltas vanduo, nes 20 laipsnių max užkyla dieną. Ir tas vanduo nėra įšylęs, jisai šaltas. Bet po saunos taip norėjosi lyst. Ir, o mes neturėjom rūbų, mes be rūbų buvom be saunos ir lindam į tą baseiną, taip gera buvo. Nesvarbu, net kaimynai buvo. Nesvarbu net, kad kaimynai stebėjo. Jo. Dėk, kur tu bėgė, tai niekur nyk su mano maisto. Ateini čia. Kas mokėjo, ką? Kas Ateini. mokėjo, ką kieno Ateini. maistas? Kas mokėjo? Kas sugalvoja, kad reikia eit? Kas sugalvoja? Nu, kas sugalvojo, kad reikia eiti? Aš sugalvojau. Tai aš ir valgyti turėsiu dabar. Nebaisi vaikščiat. Netgi aš su šauniu vaikinu vaikštau. Tai man pačiam baisi. Ai, tai tu su šaunia mergina vaikštai, tai nebijok. Gerai, nebijau tada. Davėjai? Nepadavėjai. Kas ten? Padavėjas? Barmenas. Barmenas. Blemba jau atsiboda kalbėt, sakau seniuk. Nu, iš angliškai sakau seniuk. Aš jau labai noriu to kūrio, kur nusipirkom. Jis labai greit padarė, žiūrėk. Kokias 10 minučių net nelaukiama, ne? Nu, panašiai, gal 10, iki 10. Pračia, mes kažkur jau sukt reikia. Magic door. Magic door, go in, blėt. 9 valandą. Varam indiško maisto valgyt. Tai kaip atrodo? Kad naktį būtų audros po kaldra. Galėtų ir nebūti iš tikrųjų. Kad tai nebus, kad nebus. Ką tu darai? Žiūrėk, picas net yra. Irgi sakim. Geras, pažiūrėk, čia yra medaus korys. Galima medaus pasimti savo. Labai kietai. Nice. Kas yra gera? Žiūrėk, panakotas kažkokias. Cheesecake-as. Eik tu savo. Einam, įsirinksim vietą. Gaujam. Biški kitokie, ne, pusryčiai, negu kad seniau. Parodyk, kiek prisikrovai. Parodyk, kiek prisikrovai į Vicko. Man atrodo, aš medų valgau. Ta ne medų, vaška. Tai ten ir yra iš vaško. Varom greičiau. Pusvalandis liko. Varom greičiau. O tai išplauks ten mūsų. Važiuoju, yra parda. Plauksim su laiveliu. Žiūrėk, čia diena visai. Todėl grįžtam. Jau antrą kartą atšaukė mūsų pasiplaukėjimą. Tiksliau, pirmą kartą per kėlę, o dabar visai atšaukė ir siūlė plaukti pirmadienį, bet pirmadienį mes išvarom. Tai va, grįžome į savo bardakėlį vėl. Ką tu darysi? Taigi ne ant tiek blogai.